Baisiausia dalis yra dalintis dalykais, kurie nėra patogus. Visada yra smagiau papasakoti tai, ką jau žinai, ką išmokai, ir sunkiau yra pasakoti apie tai, kas vis dar yra pažinimo akiratyje. Pastarosiom dienom viena iš pagrindinių temų, kuri vis kirba galvoj, tai yra empatai, empatiškumas ir žmonių jautrumas, su kurį turiu savyje, ir tai atrodo labai dar neapkalbėta tema. Ką apskritai reiškia būti jautriam žmogui ir jausti aplinką. Nuo pat mažų dienų aš nelabai supratau, kodėl, pavyzdžiui, mano nuotaikos ir būsenos taip smarkiai svyruoja ir kodėl man nepavyksta tiesiog išbūti aiškiai ašį, savy, suprasti iš viso, ką reiškia būti savim, ką reiškia būti Dominyka. Tai atrodo toks sudėtingas jausmas, ypatingai kai eini į kažkokią aplinką ar vaikų gimtadieniai, visi ten ar dūksta, ar žaidžia, o man chaosas, kaip banguota jūra, kur tu nežinai, iš kurios pusės ateis banga ir kokią emociją užneš sekančią. Ir tik po daug metų, tik realiai dabar pradedu suprasti, ką reiškia jausti aplinką ir labai greitai susitapatinti su ja. Tai kaip pavyzdžiui, jeigu esame kambaryje ir yra daugiau žmonių, empatai jie jaučia ne tik savo, bet jaučia ir visų aplinkinių žmonių būsenas, girdi netiesiogiai, bet mintis, labai greitai suvokia jų poreikius, kas jiems reikalinga, ko jie dabar nori, ar jie jaučiasi liūdni, linksmi, smagus ir taip toliau. Ir dažniausiai tokie žmonės, jie labai greit prisitaiko prie aplinkos ir pirmiausia pameta save, kad suvaldytų aplinką. Aišku, tas gali kilti iš labai daug dalykų, ar santykių su tėvais vaikystėje, jeigu vienas iš tėvų, tarkim, neišsakydavo galbūt savo poreikių garsiai ir vaikui reikėdavo tiesiog labai greitai prisitaikyti ir suprasti iš vieno žvilgsnio, tai gali būti iš to atsinešta, bet galbūt tai yra tiesiog tokie kaip sielos dalykai ir turi patirti tam tikras patirtis, kad ir vaikystėje, kad paskui suaugęs vadintumėsi empatu. Tai empato patirtis yra ganėtinai sudėtinga. Labai sudėtinga yra atskirti save nuo kitų žmonių ir apskritai suprasti savo būseną. Kartais iki šiol aš pasimetu ir nesuvokiu, ar ta emocija ji priklauso man, ar tai yra kito žmogaus labai smarkiai išjaučiama kažkokia būsena, kurią aš labai greitai pajuntu ir su ja susitapatinu. Yra buvę tokių situacijų, kaip, pavyzdžiui, šneku su žmogum ir pajaučiu, kad tema, tarkim, liūdna, bet žmogus juokiasi ir aš juokiuosi. Nors, atrodo, turėčiau kažkaip eiti liūdėsi ir mano kaip Dominykos reakcija būtų visai kitokia, bet jeigu neįjungiu sąmoningumo ir tai darau viską iš automato, aš labai greitai susitapatinu su to žmogaus būsena ir tiesiog pajaučiu taip, kaip jis jaučiasi ir tarsi kaip chameleonas prisiderinu. Kiti atvejai, tai jeigu, tarkim, ateina kažkokia žmonių grupė, labai greitai galiu pajausti, koks kam yra poreikis, ar, tarkim, jaučiu, kad turi sumažėti šviesos. Ir tai nebūtinai turi būti, kad Dominikai reikia mažiau šviesos, bet tai dažniausiai bus kito žmogaus poreikis ir aš jį labai greitai įvykdysiu. Ir kodėl, manau, yra svarbu kalbėti apie šitą temą ir apskritai suvokti ir atpažinti galbūt
galbūt ir daugiau žmonių taip jaučiasi, tik tai tam reikia laiko apskritai atpažinti. Būnant tokio tipo žmogumi yra net sudėtinga kartais priimti sprendimus vien dėl to, nes nesuvoki, iš kokios ašies tie sprendimai yra priimami. Ar tu priiminėji tai dėl to, nes kitam žmogui liūdna, ar tai yra tavo iš tikrųjų tikrasis sprendimas. Apskritai kitų žmonių jautimas įkelia į tokią būseną, kur nuo to atsiriboti kažkuriuo momentu tampa sudėtinga, vien dėl to, nes pirmiausia nežinai kaip kitaip, o kitu atveju tarsi nebenori nuvilti to žmogaus, nes dažniausiai tai yra tiesiog patogu, kai tu veidrodžiuoji kitą ir tam žmogui malonu ir tau faina, nes tu nesupranti, kad taip darai. Ir ateina toks momentas, kad tiesiog sudėtinga. Yra ir dar vienas niuansas, kad veidrodžiavimas kito žmogaus elgesio turi ir juodąją pusę, nes jeigu, tarkim, žmogus kažkaip pyksta ar transliuoja tą tokį pyktį, tai atrodo, tu nori tu tą patį, nes tu irgi labai tą jauti ir visur prireikia sąmoningumo, aiškiai sustabdyti save ir pajausti, kokią iš tikrųjų šakninę ir tokią iš centro emociją tu nori būtent tuo momentu ištransliuoti. Tai empatiškumas ir apskritai tas kambario pajautimo sindromas toksai, kai įeini į aplinką ir gali pajausti žmonės, yra labai įdomus dalykas. Aš, kai buvau vaikas ir dabar turiu tą dalyką, kad kai, pavyzdžiui, tik tai įeinu į erdvę, dažniausiai užtylu, man ta erdvė yra nepažįstama ir aš viską skanuoju. Atrodo, kiekvieną sugaudau žmogaus žvilgsnį, elgesį, būseną, suvokiu, kokia tai yra erdvė ir vos nepasirenku, kokį modelį tuo momentu turėčiau naudoti, kad tiesiog prisitaikyčiau prie tos erdvės. Ir koks įdomus bruožas, kuris man tikrai nepadeda gyvenime, prisitaikymo prie aplinkos. Aišku, kartais ir gerai, bet būna vietų, kur atrodo, aš labiau norėčiau būti savimi ir labiau pasakyti tai, ką aš iš tikrųjų galvoju, bet ta pajautimo aplinkos ir prisitaikymo chameleono dalis tokia didelė, kad net nebežinai, o kur ta iš tikrųjų ta mano dalis. Ir tai yra labai įdomus ir gan ilgas procesas, kurį aš praėjau ir dar dabar tik tai pradedu suvokti ir save sustabdyti. Palauk, o čia aš taip jaučiuosi, ar čia taip jaučiasi kitas žmogus. Ne vieną kartą yra buvę tokių situacijų, kur, pavyzdžiui, susipažįsti su žmogum ir pajauti kažkokią trauką, kažkas tokio. Bet įdomiausia dalis yra ta, kad net šitoj vietoj kartais neatskiri, ar tai yra tavo jausmas, ar tai yra kito žmogaus toks stipriai skleidžiamas jausmas, kurį tu gali pajausti. Yra žinoma, kad gamtoj gyvūnai, patelės ir taip toliau skleidžia feromonus, įvairiausius kvapus ir taip išskiria cheminės medžiagas ir tada atpažįsta tą tokį gundymo etapą, ar kaip čia jį pavadinti. Tai
Bet yra ir ne vien ta cheminė pusė, bet ir kita, atrodo, tokia jausminė, kur vienas žmogus jaučia ir tu gali jausti, ką jisai tarsi apie tave galvoja. Ir tada ateina tokia dilema susivokti, ar tu taip pat galvoji apie tą žmogų, ar tu tik tai labai stipriai jauti iš jo kylančią emociją ir nors žinai nėra kažkaip tiesiogiai išreikšta. Ir įdomus dalykai yra tie, kad pavyzdžiui, jeigu kažkokį laiko tarpsnį žmogus būna kažkaip ar aplinkui, ar net jeigu būna nuotoliu, bet vis tiek gali jausti tą emociją ir tarkim tukšt ir kažkas nutrūksta. Ir dažniausiai įvyksta tada toks dalykas, kad to žmogaus gyvenime arba atsirado kažkoks kitas dar vienas žmogus ir jo dėmesys nukrypo ten, arba kažkas nutiko tokio, kad jo tiesiog dėmesys nukrypo nuo tavęs. Ir tokie, atrodo, įdomus energetiniai ar jausminiai dalykai, kurie kurie dar yra tik tai pažinimo ir išgyvenimo tokioje būsenoje, kur dar apčiopom bandau suprasti, kaip tai veikia, bet mes taip visi esam susiję. Ir kuo labiau eini į tą jautrumą, apskritai tą aplinkos pajautimą, tuo labiau gali suprasti kitą žmogų ir jį pajausti. Ir tik svarbiausia suprasti tą liniją, kur esi tu, kur yra tas žmogus. Dar vienas toks įdomus dalykas yra, kaip sako, telepatija. Tai vieną kartą tiesiog išėjau iš namų ir kažkaip pagalvojau apie tokią savo draugę. Ir tokia mintis, nerašysiu. Jeigu reikės, susitiksim. Ir kažkaip taip savo kūnui sakau, vesk mane, kur reikia. Ir aš pasukau pro kitą kelią, negu dažniausiai einu. Paėjau kažkiek į priekį ir žiūriu, jis stovi. Ir jinai, kai susitiko, man sako, aš šiandien apie tai galvoju, parašysiu Dominikai. ir taip tiesiog paprastai susitiko. Tas jausminis pasaulis, atrodo, jis toks yra platus ir toks įdomus, kad kol kas tai pati įdomiausia tema. Apskritai apie tą vidinį jausmą, pajausti, kada, pavyzdžiui, reikia dalykus daryti, o kada nereikia nieko daryti. Tarkim, pavyzdys. Manifestavau ten tokį dalyką ir man čiūkšt atsiunčia ir aš jau visa laiminga, jau ten atrašau ir jau galvoju, čia gausiu atsakymą, viską suplanuosiu ir ta panelė dingsta. Ji neatrašo. Valanda 2, 3, 4, 5, 6, 7, jau praėjo ir para. Ir aš taip jaučiu viduj tą tokį, mane atrodo laužo, aš noriu rašyti, jau atrodo, kur dingai, tai kaip čia darom, ką čia darom. Ir toks viduj pasitikėjimo testas. Jaučiu, atrodo, kad kažkas man daro, atrodo, pasitikėjimo testą. Ar tikrai Dominika iki galo tiki, ar tikrai Dominika pasitiki, ko prašė, kad ko jį jau paprašė, jau tas yra. Ir aš taip jaučiu viduj, nerašyk. O mintis, kad jūs žinotumėt, kokios mintis. Gal jis supyko ant manęs, nes kažkas. Gal 2 valandas pavėlavau atrašyti ir kitas žmogus laimėjo. Gal, nežinau, gal jį tiesiog užmiršo, mane užblokavo ir tiek daug dalykų sukasi, kurie, aišku, kad aš suvokiu, kad jie aiškiai parodo mano dar kažkokį užsilikusių, užsisenėjusių modelį, kurį greičiausiai parsinešu iš paauglystės,
tą norą tokį įteikti, vat, kad tik tai viskas būtų gerai, pakontroliuoti tą visą planą, kad greičiau atrašyk, nes jeigu per valandą neatrašau blogai. Aš visą tą modelį suprantu ir aš mamai sakau, oi, sakau, mama, čia man gerą mokyklą užkūrė, nes dabar pusantros paros sėdžiu be atsakymo, atrodo to dalyko taip laukiau, taip norėjau ir jau čia jisai man ant delno ir puh. Ir sakau, nu, bando mano tikėjimą ir viską. Ir užsimerkiu taip ir paklausiu, ar man rašyti, ar priminti, ar paklausti, kad kažkas atsitiko. Ir taip jaučiu, kad ne. Lauk, būk, viskas yra gerai. Pasitikėk. Va čia tikrasis tas pasitikėk išbandymas. Ir sėdžiu, atsisėdu su to pasitikėk išbandymu. Galvoju, nu viskas, turiu pradėti gyventi gyvenimą. Tai tiesiog pradėjau daryti savo dalykus ir ką jūs galvojat, praėjo koks pusvalandis ir ta mergaitė atrašo, ten viskas gerai, viskas susitarėm ir viskas faina. Ir aš tada galvoju, koks yra nuostabus jausmas jaust vidum tą tikrą atsakymą. Net ne jausmas, o kokia nuostabi galimybė vat vidum pasitikrinti ir jaust tą tikrą atsakymą, kad nėra čia ko stresuoti. Pabūk, pasėdėk, tuoj atrašys ir, žodžiu, čia darom tavo išbandymą ir tu ramiai sėdėk. Tai vat, nuo empatiškumo ir žmogaus pajautimo iki pasitikrinimo savęs tokiose situacijose, kur gali tiesiog paklausti, ką man dabar daryti. Rašyti, nerašyti, ar man laikas išsikraustyti ar ne. Būna dalykų, kur klausi ir atsakymo visiškai nėra, tai greičiausiai dar nesubrendo, dar nėra laikas, nėra kam forsuoti. Ir toks geras jausmas apskritai išmokti ir bent kiek protų suvokti tuos dalykus, kad viskas, kas vyksta aplinkui mus, absoliučiai yra susiję jausmiškai ir galbūt ir tai, aišku, ir cheminiai tie visi procesai, bet kiek būdami žmonės ir kuo labiau einame į tuos pažeidžiamumo jausmus, kad galim iš tikrųjų pasakyti, kaip jaučiamės, arba tiesiog pasipasakot kažkokias istorijas, nusijimti visas apsaugas ir tada to pasaulio išorinio ir vidinio jautimas patampa kažkokia magija, kur eini ir susitinki apie ką tik pagalvotą žmogų, arba matai daugeliu yra buvę, kur pagalvoja ir parašo, arba pasitikrini savy, ar pirkti akcijas, ar nepirkti akcijas, ar čia keltis į kitą butą, ar čia bus blogas sprendimas, o kartais tiesiog atrodo paprašai, parodyk man tą kelią, nes aš nesuprantu. Tai tas pasaulis yra labai platus ir ką šiandien noriu pasakyti, tiksliai nežinau, bet matyt, tiesiog noriu papasakoti apie jautimą ir jo magiją. Tai tiek. Šiaip žinau, ką noriu pasakyti ir tai irgi dariau iš jausmo, todėl nes jaučiu, kad mano visas kūnas yra sustingęs ir negaliu normaliai pajudėti ir aš visiškai suprantu, kodėl taip yra, nes stabdau ir nepasakau tam tikrų dalykų, kuriuos turėčiau jau ištransliuoti. Tai va šitas video irgi kilo tiesiog iš jausmo judėti ir daryti ir realiai papasakoti, kas sukasi mano galvoj. Tai tiek, dabar tikrai tiek. Ačiū.